Treneris, šiandien iš pažiūros viskas taip labai lengvai, jūs ar tikėjotės, kad tai pavyks sutriuškinti Ignaliną? Kažkiek pats širdyje tikėjau, kad ne tiek sutriuškinti, bet kad pergalė bus, nes, kaip ir sakiau šitiems savo žaidėjams, buvo 3 svarbiausi dalykai, viskas padaryta prieš varžybas. Tai reikėjo pasiruošti tą planą, net kadangi neturėjom treniruotės, tai reikėjo, kad mano tą planą varžybų suprastų prieš pačias varžybas žaidėjai ir surasti žodžių, kad mes iš karto išeitumėm ir, kaip aš sakiau, kad jaustumėm malonumą žaidžiant. Tai tą ir pavyko padaryti nuo pirmų šitų minučių. Tiek gynyboje susikalbėjom, padarėm jiems sudėtingus metimus, nes akcentavau, kad jie yra metikų komanda. O kai apsigini, tada susikaupėmės, padarėm savo greitus išpuolius ir tiek poziciniam puolime mums išėjo padaryti tai, ką ir buvom suplanavę. Tai aš manau, tas darbas prieš varžybas ir buvo pagrindinis, o jau žaidėjai, jiems visa pagarba, kad jie įvykdė mano tą planą ir patikėjo tuo planu, kad galima taip žaisti prieš juos ir laimėti. Šiandien ir visi gavo pasireikšti, visi savo indėlį įnešė, tai irgi turbūt džiugina? Labai džiugina, nes aš ir po 2 kėlinių sakiau, kad einam visi žaisti susikaupę, nes kas gauna mažiau laiko, tai dabar tas proga įrodyti, kad aš galbūt aš esu neteisus, kad duotų man spaudimą, kad aš nežinočiau, kurį daugiau leis, kad būtų treneriui tai sunkumas. O aišku, man iš dalies būtų tai sunkumas, bet tuo pačiu ir aišku yra gerai, kai tu turi 12 lygiaverčių žaidėjų. Tai tuo ir motyvavau tuos, kurie mažiau yra žaidę, kad kovotų tokiuose varžybose ir parodytų, kad jie irgi verti yra žaisti daugiau minučių. Ir kol kas 5 pergalės iš tiek pat galimų, ką galėtumėt pasakyti apie sezono pradžią? Pirmos 4 pergalės buvo tokios labai sunkios ir tas žaidimas buvo manęs, pavyzdžiui, netenkina, nes tos pergalės pasiektos ant 2-4 taškų tik tai ir buvo tokias daugiau, kaip aš sakau, gimdymas, o dabar buvo pirma to pergalė laisvumas. Tai tas pergalės pasiektos, galima sakyti, stovim vietų ir gal savo daugiau meistriškumo dėka, o dabar dėjom žingsnį tiek kaip komanda viduje ir tiek ir žaidiminė prasme dėjom žingsnį šitame. O žiūrėsim, ar tik tai nedėsim, paskui reikia išlaikyti jau ir dar toliau dėti tos žingsnius, kad nebūtų atgal grįžimo tik tai.